Mes šiandien su Ema papasakosim, kas mums veikia, dėl ko mes pykstamės. Žinot, man atrodo, kad man labai gražų santykį padėjo su Ema sukurti keletas tokių dalykų ir mane muša iš karto toks karštis, aš sakau, Mindaugai, viskas, važiuojame į Centrofezą. Emai rašau, išeik iš bet kokio buto. Nu, tu realiai niekada nežinai, nes, sakau, ačiū Dievui, kad gerai baigėsi. Aš dabar galvoju, kaip atrodo mūsų konfliktai, mes galim papasakoti. Atsimeni tą, kaip tu verkėjai žolyne? Manęs kartais klausytam, pavyzdžiui, Rema ten tranko duris arba ten tave pasiunčia kur nors. Nes atrodo, čia vienas dalykas greit pasitaisys, bet tada aš, pavyzdžiui, nežinau, kad aš tai darau. Girdėjau jau ne pirmą kartą, sakai, ir aš taip, Kartais prie manęs prieina žmonės arba ten kokie pardavėja sako, ar tu ne Rūtos dukra ir aš sakiau, jo. Sveiki atvykę į mūsų podcastą. Šiandien svečiuose yra Ema. Čia yra mano dukra. Man yra 15. Aš norėjau pasakyti, kiek tau metų. Man yra 15 su... Iš tikrųjų. Ir šitas podcastas bus apie tai, kaip susitart ir susikalbėti su 15-mečiais. Mes turim tokį aktyvų Instagramo profilį ir labai dažnai merginos klausia, kaip tu palaikai tokius santykius su paauglė dukra. Jinai labai protinga, jinai tokia visokia ir šiandien jūs patys galėsit nuspręsti, kokia jinai yra. Ir mums reikia tavo išminties. Wow. Tai mes truputėlį aptarėm, apie ką bus podcastas. Aš norėčiau išgirsti, kaip tu supratai. Tai čia mano ne pirmas rodeo, kaip aš sakiau. Mes dažniausiai kalbam apie mūsų santykius. Rodeo? Tu šitaip vadini mūsų pokalbius apie santykius? Taip. Tai gerai. Bet man atrodo, kad kiekvieną kartą, kai mes kalbam, turim kažką naujo pasakyti. Man irgi taip atrodo. Tai todėl mes visada ir kalbam. Ir žmonėm patinka, kai mes kalbam, ypač kai kalbam kartu. Ir šitie laivai Instagram'e būdavo iš vis ten, nežinau, kokia 50 000 turbūt peržiūrų. Tai šiandien mes papasakosim jum, kaip mums sekasi sutart, kokie čia tie dukros ir mamos santykiai. Ir mane šitą podcastą padaryti mane labai įkvėpė. Aš dažnai kalbuosi su draugiam ir jos man papasakoja, kaip joms sekasi su paauglėm dukrom. Ir tu turbūt pasikalbė, ne? Aš su savo draugiam ne tiek, kad kalbu, bet aš matau kartais būna. Ir kaip tu manai, ar mes turim visai neblogus dalykus, ar ne? Mes turim savo stilių. Mes turim savo stilių ir man atrodo, kad mums neblogai sekasi. Ir mes šiandien su Ema papasakosim, kas mums veikia, dėl ko mes pykstamės, kaip mes kaunamės, kaip paskui mes susigydom ir nuo ko pradedame, žodžiu, vėl iš naujo. Ir ką žino, gal iš mūsų kažką ir jūs išmoksit. Šitų podcastų toks tikslas yra pasidalinti, kad mes tiesiog esam tokie patys kaip ir jūs. Tik tai gal mes turim laiko ieškoti, įvairių būdų, kaip geriau susitarti. Ir man žiauriai patinka santykiai, man įdomu tie žmonių tokie, nežinau, kaip kas veikia, kaip padaryti geriau. Ir mano tokia savotiška aistra yra ieškoti vis fainesnių būdų ir geresnio vaibo ir jį kurti. Tai aš šitą investuoju nemažai laiko, paskui testuoju ant Emos ir ant kitų šeimos narių ir man atrodo tas veikia. Man atrodo, kad tas dalykas, kuris mus išskiria iš kitų mamų ir dukrų. Man ir kitom. Yra tai, kad kai mes susipykstam, mes abi labai efektingai dirbam link to, kad susitaikyt. Jo. Nes mes kažkaip, man atrodo, abi negalim pakelti konfliktų. Aš tai labai prastai pakeliu bet kokius šeimininius konfliktus. Nepernešu, iš tikrųjų pasakysiu iš karto, jokios tylos, jokių kalčių, jokių tokių. Aš anksčiau esu sakius, kad pas mane namuose, kaip aš augau, kai buvau maža, aš atsimenu daug įtampos ir aš visada savo žadėdavau, kad kai aš sukursiu šeimą, tai įtampos nebus. Ir vienu žodžiu, mano pati svarbiausia intencija yra laikyti namų lauką tokį ramų, fainą, mylinti. Ir ką Ema įvardino, tai pirmiausia, mums labai svarbu susipykus eiti bendrą tikslą susitaikyti. Ne? Pas mus kažkaip niekada nebūna to tokio, kad praeis ar čia savaime išsispręs, nes vienas dalykas niekada neišsisprendžia. Kitas dalykas, tiesiog negali pilnai gyventi harmonijoje, žinodamas, kad ten kažkas laiko kažkokią nuoskaudą ar kažką.
Mes abidvi labai gerai jaučiam visas tas nuoskaudas. Kartais net per gerai. Ir būna taip, kad aš, pavyzdžiui, net žinau, kad man šiaip kažkas nepasiseka ten ar darbe, ar kur. Ir aš net žinutę į kokią parašau, ten, pavyzdžiui, skubėdama. Ir jau tu išsikabinė, ne? Jo, aš tada pradedu bijot, kad pyksta ant manęs, kad čia jau... Tai aš iš savo pusės visada stengiuosi, kaip galima greičiau. Sakau, Ema, čia man vienu žodžiu tiesiog sunki diena, čia ne apie tave, čia aš atsinešu savo kažkokią šiandien dienos avariją ir kad viskas iš tikrųjų gerai. Jo, bet reikia šitą žinoti apie vieną kitą, man atrodo. Kad mes jautrios, kad jaučiam. Jo, kad čia nieko asmeniško, gal čia šiaip, man bloga diena, ar tiesiog kažkas išorinio įtakoja tą kažkokią. Žinot, man atrodo, kad man labai gražų santykiai padėjo su Ema sukurti keletas tokių dalykų ir aš tau pasakysiu, tu pasakysi, ar tas veikia. Pirmas dalykas, tai kai jinai augo, tai nuo pat pradžių aš niekad nebuvau kategoriška, bet iš manęs tu niekada neišgirsi, kad tu turi taip daryti arba tu turi daryti kitaip. Mano visada būdavo toks, pagalvokim, kaip tau geriau, o kaip tu jautiesi, o jeigu tu pabandytum taip. Aš niekad neturiu tokio nusistatymo, kad bet taip jinai turi daryti ir viskas. Ir jinai iš manęs turbūt to niekad negirdėjus. Jo, yra šitas, kad tikrai niekada nepamenu, kad būtų tokio kategoriško ne. Visada taip, gal čia nėra pati geriausia idėja, bet pamastykim, kaip galim padaryti geriau. Jo, toks pas mane visada toks gentle priėjimas. Jo, nes niekada nėra tokio ne, nes ne. Arba ne, nes aš esu tėvas, o tu esi vaikas kažkaip. Jo, nėra iš viso tokio, kad va ten... Ir visai net nesvarbu, kaip atrodo, pavyzdžiui, manęs Ema klausia, oi, kokia tavo nuomonė. Ir aš jai sakau, žinai, mano nuomonė tau nėra vertinga, nes jinai gali būti ten labai šališka, ten paremta kažkokiam baimėm ar kom. Aš niekada nebūnu savo kategoriška ir mes visada pasvarstam, kaip jai geriau. Ir šitas buvo nuo pat, kai jinai buvo mažytė. Tai man atrodo, kad jeigu tu jiem nesukuri tokio labai stipraus kategoriško ne, tai jiem ir nekyla tas noras priešinti. Jo, nes, jeigu ir ne, tai tada atsisėdam, pagalvojam, kodėl ne, kodėl mamai atrodo, kad čia nebūtų geras pasirinkimas. Jo. Ir dažniausiai tada, mes galim iškalbėti. Arba, pavyzdžiui, gal, kad ir jinai kažką ten netaip supratus yra ir mes galim išsikalbėti ir kažkaip pakeisti atsakymą. Aš neturiu tokio nusistatymo, kad aš čia ateinu kažkokią kaip super teisinga ir taip toliau. Mes, kai susitinkam, tai visko gali būti ir mes tokios esam gal dėrybininkės daugiau. Jinai pasaka savo perspektyvą, aš savo ir tada judam. Jo, bet dar reikia prisiminti ir tai, kad, ta prasme, yra mamos gyvenimas ir yra mano gyvenimas ir tiesiog kažkaip... aš žinau, kad jinai mane myli, nori mane saugot. Ir tiesiog kažkaip, tu žinai, kad tai, ką jinai man sako, niekada nebus taip piktybiškai, nes aš nenoriu, kad tu darytum tai. Aš tos kategoriškus tokius, tai jau naudoju pačiu ekstremaliausiu atveju ir tas būtų, kad aš tau tai pasakiau, nes aš esu mama, tai aš nežinau, ar tu kada nors esi išgirdus, greičiausiai ne. Tai va, tai šitas kažkaip, kad to kategoriškumo nebuvimas mums veikia gerai santykiuose labai, ne? O tų situacijų, tai mes turim, žinokit, pačių vairiausių. Dabar buvom Saint-Tropez, ne? Aš galiu papasakoti truputėlį apie tą situaciją, kai tu išėjai su draugiam. Jo. Tai va, tai man buvo toksai... Šiaip tik noriu pasakyti, kad auginant dukrą, aš irgi per daug įvairių tokių epizodų ir dabar visai turėjom tokį vieną įdomų, kai buvom išvažiavę į kelionę. Ema turi draugių Prancūzijoje. Praeitų metų, mes ten irgi buvom praeitais metais, susidraugavom ir išėjom į miestą kartu. Jo. Tai papasakok tu savo akim. Žodžiu. Ir mano ta draugė, su kuria aš draugavau nuo praeitų metų, jinai man turėjo dovaną gimtadienį, nes, praėjo mano gimtadienis, jinai sako, aš tau atsiųsiu, bet kažkaip neatsiuntė, tai jinai norėjo man paduoti, bet paliko pas draugę namie, o ta draugė gyvena ten 10 minučių pėstute nuo centro. Tai aš galiu jums tik tai tiek pasakyti, nes pertrauksite, nes istoriją matau, kad bus labai ilga. Aš ją pasitikėjau, aš ją išleidau į Saint-Tropezą su draugiam, kurios ten, mes dar neišmokėjom pasitikėti, teisingai. Ir man jinai rašo po kokios valandos laiko, mes esam bute. Ne bute.
O kur name? Name prie centro, bet, aišku, va čia yra ta situacija, kai... Turėjom tokią nesmagę situaciją, nes Ema rašo, mes esam ten name, bute, čia labai geras neighborhoodas, geros mašinos, bet aš esu kažkokioj uždaroj patalpoj. Nerašiau aš. Ne, jinai man tiesiog parašė, mes piešiam, mes bute ir man, žinokit, taip sukilo viskas. Bet, taip, tai va, tai aš gal irgi iš savo pusės biški durnai pasielgiau, bet dar prisideda mamos visa patirtis gyvenimo ir jos paranoja ir visi tokie dalykai, kur nesusiję su manimi. Aš jai labai griežtai pasakiau, išeik iš bet kokio buto ar namo ir grįžti, kad gal į miestą. Aš tų mergaičių nežinau, aš nežinau, kokia ten situacija, žinot, nauja šalis, labai daug aplinkų turtingų žmonių. Aš turiu, ten, nežinau, didžiausią bagažą, kas galėtų nutikti. Ir man labai nepatiko, kad Ema nuėjo į butą. Man būtų buvę daug saugiau, jeigu jinai taip nebūtų buvus. Tai vienu žodžiu. Jo, aš irgi, man atrodo, nebūčiau ėjus, bet čia labai geras pavyzdys, kaip gali nutikti. Nes taip atrodo paprasta, bet tiesiog, tai ačiū Dievui, kad nieko nenutiko, bet... Tai aš ir rašiau žinutės, gink Dieve, nieko negerk ir taip toliau. Aš atsimenu, kai aš gyvenau Los Andžele. Tai aš kai atvažiavau, tai buvau tokia, kaip nežinau, tokia pakankamai, nenoriu sakyti, gal net yra, bet tokia naivi. Ir tikrai būdavo, kad ir įlašina, ką nors ir į gėrimus. Ir įsivaizduokit, man jinai čia rašo, man dabar neteina šiurpas ir mane muša iš karto toks karštis. Aš sakau, Mindaugai, viskas, važiuojame į Saint-Tropezą. Emai rašau, išeik iš bet kokio buto ar namo, kur tu ten pabūtum dabar. Ir aš mačiau, kad gal jai nepatiko. Gal jinai ir... būtų mieliau pabuvus, bet va čia buvo mano toksai kaip, aš sakau viskas, aš nenoriu net jokio debato šitą vietą, tu išeini iš to butą ir man kaip galima greičiau atsiunti nuotrauką. Tai aš aišku buvau nusivylus, nes man buvo smagu ten su jom. Aš gal ir nejaučiu jokio pavojo, bet aš suprantu ir mamą, kad čia irgi, ta prasme, nedaro taip, nes jinai ten nenori, kad aš su draugiam smagiai pabūčiau, jinai tiesiog konkrečiai bijo dėl manęs iš savo patirties ir, jinai vis tiek yra daugiau patyrus už mane. Aš ten irgi gal, ne taip gerai, gerai, gal tavo skalė irgi išsikreipus, bet pas mane tos skalės beveik nėra. Šita dalis būna labai įdomi auginant mergaitę, nes, žinot, aš augau tarybiniais laikais, turiu tikrai tokias nefainos patirties ir man ją reikia kažkaip tuo pat metu ir apsaugoti, ir išmokyti, bet leisti jai turėti paauglystę, nieko nesugadinti, vienu žodžiu, ir dar... Tai va, tai tada mes su ją vaikščiom vakare ir aš jai sakau, aš atsiprašau, jeigu aš per stipriai sureagavau, jeigu aš tave ištraukiau iš ten kažkokios aplinkos, kur tau patiko, sakau, bet, aš pati kaip mama bandau būti atsakinga ir tave įspėti ir tau nesugadinti, man ne visada paeina. Tikrai man ne visada paeina. Aš pati nežinau, ar man ten pasakot, kaip kažkas ten gali ateiti iš tų jachtų, jei ką nors ten padaryti, ar man geriau jai piešti tą gyvenimą, kad jisai gražus. Bet su to pavoju ir, tokiu pavoju. Ir yra tas dalykas, kad, tu realiai niekada nežinai, nes, sakau, ačiū Dievui, kad gerai baigėsi, bet, vis tiek šiais laikais, čia biškai nukrypstam nuo temos. Nukrypstam nuo temos, bet kiekvienai mamai ir dukrai aktualu. Neteis joks senukas ir nesiūlys tau saldainių už tai, kad tu ten įlipsi į mašiną. Okay. Šitą, ta prasme, jau nebėra, bet... Nebėra. Bet... Čia, žinot ką, apie pavojus pakalbėsim atskirai. Dabar buvo mūsų gal tema, išlikim su tema, su santykiais. Esmė buvo ta, kad mes irgi turim tokias situacijas, kuriuose mes galim labai daug paslysti. Ir jinai gali užpykti ant manęs, ir aš galiu ant jos užpykti. Bet mūsų tikslas yra susėsti, apkalbėti ir surasti kažkokį tai, nežinau, vidurkelį, ką čia to. Jo, ir kažkaip, man atrodo, kad mes vieną kitą gerai pažįstam ir žinom, kada esam emocinės kažkokios. Jo. Nes... Ta prasme, mes, man atrodo, abi stengiamės apgalvoti viską ir daryti, apmastyti viską tiesiog prieš darant. Dabar kitas dalykas, kurį aš dar su ja labai praktikavau visada, tai jos poreikiai. Aš tą patį darau ir su Mindaugu, ir praktiškai su visais žmonėms, su kuriais man tenka bendrauti artimiau. Tai aš kažkaip bandau įsiklausyti, koks yra to žmogaus poreikis ir tada atliepiu jam į tą, nežinau, 100%. Tu tą jauti? Jo.
pavyzdžiui, Ema dabar norėjo važiuoti prie jūros pabūti savaitę laiko. Ir aš matau, kaip jai tas svarbu ir tiesiog mes tada paduodam 100% energiją į tą, kad jinai ten nuvažiuotų, kad jinai būtų nuvežta, kad jie būtų... Ir tada kažkaip, jeigu jinai man tik tai duoda ženklą, kad jai kažkas yra svarbu, net Norvegijoje ir ten pabandyti stoti į kitą mokyklą, kažkaip pas mus visa šeima labai stipriai tą poreikį eina. Tu žiūri mano poreikius ar ne? Jo. O kokie mano poreikiai? Turbūt mažiau negu tu, nes vis tiek tu mano mama, bet aišku, jo, aš matau, kada jai ten reikia poilsio, reikia, kad aš ten padėčiau kažką. Man atrodo, kad, tu būna man, aišku, pasakai, kad ten, gal gali aptvarkyti, bet man atrodo, kad aš pakankamai mikliai... Jinai pati tvarkosi, įsivaizduojat? Galima taip, Bet aš net ne savo vietą tvarku, aš tiesiog virtuvę tvarku. Jinai tvarko namus pati savo iniciatyvą. Aš nenoriu prisikalbėti, bet tikrai būna grįžti ir taip, wow. Tiesiog aš žinau, kad mamai daug visko reikia padaryti. Ir jinai užsiėmus ir viskom, ir jinai manim rūpinasi. Ir tai tiesiog mažiausia, ką aš galiu padaryti, yra jai padėti su ten buitimi ar ten išlyginti kažką. Bet man atrodo, tas iš tikrųjų jausmas, kurį jinai dabar įvardino, jisai kyla iš to, kad tavim yra rūpinamas. Jeigu aš tau sakyčiau, tu taip daryk, arba man ten už tavęs reikia taip ar taip, man atrodo, tas pas ją neateitų. Bet kadangi aš tau padarau viską, kas tau svarbu, tai tau ateina toks natūraliai. Tai va, tai pavyzdžiui, man kai tu, pavyzdžiui, ateini ir pasakai, kad gal gali kažką ten aptvarkyti, tai aš jau jaučiu, kaip aš, biškis lystu tose savo visose pareigose, nes aš tai matau tiesiog kaip, tokį nebūtinai atsilyginimą, bet tiesiog, kad būtų balansas, kad būtų harmonija. Čia, nes man tai nesunku, bet aš žinau, kad mama jausis tada svarbi, mylima ir aš tai darau dėl jos tiesiog. Ačiū tau. Tai iš tikrųjų tas yra, mes kažkaip visą laiką žiūrim, kad visi šeimos nariai jaustųsi mylimi ar kad jis būtų pasirūpinta. Aš dabar galvoju, kaip atrodo mūsų konfliktai, mes galim papasakoti. Atsimeni tą, kaip tu verkėjai ąžuolyne? Būna taip, kad mes susipykstam dėl ko nors. Pavyzdžiui, ten, kad Ema nedėkinga. Tu gali kartais padaryti tokių blogų nuotaikų. Ir būna neaišku, kas jie yra. Ir aš tada užpykstu, kad jinai nedėkinga. Pavyzdžiui, būna taip, aš tave atsivežiau į tokią gražią vietą, į Prancūziją, ir aš norėčiau, kad tu būtum laiminga, o jei ten kokia ateina bloga nuotaika, arba ten kažkas nutiko su draugiam ar draugiai žinutėm, ir jinai vaikšto susiraukus. Ir žinot, vargšė Saint-Tropez. Tai va, aš juokauju, bet tada aš ją pradedu klibinti, ir, tarkim, čia šitoj situacijai mes gal ir nesusipykom labai, bet gali būti taip, kad mes susipyktume. Bet mes šitoj situacijai išsikalbėjom greitai. Šitas, ta prasme, mama iškėlė pakankamai anksti, kad išvengėme to konflikto. Nes visą laiką, jeigu įmanoma, ten kažkokią problemą iškelt anksčiau, išsikalbėti prieš tam išaugantį kažkokį labai didelį emocinį išsidraskymą. Tai kad neprisisuktų tas sniego gniūžtė. Kai jeigu pagauni, kad kažkur jau gali feilint, ar kad kaupėsi kažkokia nuoskauda, kaltė, viską kaip galima greičiau. Man atrodo, kad mes anksčiau kažkaip pykdavomės dažniau, bet dabar paskutiniu metu, per vasarą mes ar susipykę buvom. Kažkaip nebuvom. Tas buvo. Vieną kartą, bet taip irgi. Kad mes dabar kažkaip, bet aš pastebėjau, kad mes žymiai daugiau pasikalbam, kai kažkas iškyla tokio, nes atrodo, čia vienas dalykas greit pasitaisys, bet tada aš, pavyzdžiui, nežinau, kad aš tai darau, aš toliau tai darau, mama toliau laiko tai savyje ir tiesiog tada... Greit apkalbėti reikia viską. Jo, reikia tiesiog, kai kažkas nepatinka iš karto, sakai, gal gali... Jo, mes šitą irgi stengiamės laikyti, kad irgi nespėtų prisikaupti sniego griūžtę tokia. Iškalbėti visą. Bet man atrodo, čia nebūtinai tiesiog santykiai su dukra ir mama, čia tiesiog su visais santykiai. Tas pats, nes jeigu tu neši kažkokią nuoskaudą. Pritariu. Ir dar manęs kartais klausytam, pavyzdžiui, Rema ten tranko duris arba ten tave pasiunčia kur nors. Nebent skersvėjais būna. Ir žinokit, niekada jinai nėra. Aš galvoju, ar tu mane kada pasiuntus esi? Tikrai ne. Kažkada bandžiau. Bet net, ta prasme, net ne koviniai formai, aš tiesiog kažkada ten
taip pusiau jokiais pasakiau ir tada tu tokia, tu man taip negali sakyti niekada. Jinai manęs vieną kartą paklausė, sako, man atrodo, kad jeigu aš tave pradėčiau ten siuntinėti ar ten rėkti ant tavęs, tai tu tiesiog netoleruotum šitą. Kartais pamatau ten, kaip mano amžiaus merginos bendrauja su mamom, ten tipo, o mama eik iš čia, arba ten, tipo, man neįdomu ir aš tiesiog kažkaip, tai jo. Man realiai keista, tiesiog kaip jų mamos toleruoja tą tokį elgesį, nes aš žinau, kad aš bandyčiau tai pasakyti, tai man negerai baigtųsi tiesiog. Aš nežinau, kas būtų negerai, bet aš greičiausiai sakyčiau, kas nutiko. Ir kartais būna, jeigu, pavyzdžiui, ten važiuoja ten į kokią, nežinau, stovyklą, kur daug tokių mergaičių, tai kartais būdavo, pernai pagauna tokį vaibą, kai aš jai ten sakau, gal gali ten padaryti tą ir tą. Girdėjau jau ne pirmą kartą, sakai, ir aš taip, aš tokį nuoširdų nusistebėjimą ir tada sakau, viskas daugiau, tu tenai neisi, nevažiuosi. Bet esmė tame, kad kai aš tai padariau, tu nepriemi dažniausiai asmeniškai, tu tada iš karto, tu iš karto bandai išsiaiškinti, kame esmė, kodėl aš taip elgiuosi, nes tiesiog taip nėra natūralu man elgtis. Tai man atrodo, kad šitas irgi yra svarbu. Šiai dienai, žinokit, tikrai gerai sekasi spręsti santykius, mes kažkaip stengiamės vienai kitai įsiklausyti, kaip ir minėjau, išgirstos poreikius. Aš jai niekad neprimetu savo, niekad nevaidinu kažkokias superinės. Aš net nežinau, ar aš tavo esu autoritetas. Jeigu taip nuoširdžiai. Jo? Čia vėlgi yra tas toks... Aš negaliu tavęs padaryti savo draugę, nes tu vis tiek man esi mama. Jo, mes nesam draugės iš karto šitą. Aišku, ta prasme... ir draugės esam. Tu man esi labai gera draugė, mes apie viską pasikalbam, bet galų gale tu esi man mama. Ir tiesiog tu... Taip, tu jauti, kad aš tau mama. Jo. Aš visada stengiuosi išlaikyti šitą kažkaip man... Aš žinau, irgi kažkokiam seminarė ar kažkokioje knygoje esu nugirdus, kad mama yra mama ir kad drauginai gali turėti daug, o mama jinai turės vieną, į kurią jinai gali atsiremti, kuri išlaiko stabilumą ir kuri yra tokia pakankamai nešališka ir be jokios tokios slaptos agendos. Nes ta prasme, tame ir esmė yra, kad jeigu mes pataptumėm tokios draugės, tada man reikėtų pergyventi, tas pats kaip su draugė, tu mane draugė, tu mano mama ir aš, ta prasme... Aš stengiuosi išsišnekėti su savo mama, su savo draugiam ir su Mindaugu ir aš stengiuosi neiti pas ją, kaip sakyt, pasiguost arba tik daugiau pateikiu jai tokius faktus. Jo. Aišku, mes viską aptarėm, viską, jai būna įdomu mano tą nuomonę kartais, bet tiesiog reikia stengtis laikyti tą ribą, kad aš tavo mama, aš už tave atsakinga, aš tavim rūpinuosi. Nes kartais būna, kad paskui, grįžti pavargus iš mokyklos ir ten, dabar aš dar turėsiu jos klausyti. Nors, ta prasme, tu vis tiek visą dieną atbūni su draugais ir neturėtų būti to tokio santykio, kad, aš dabar vos neįžeisiu savo draugę, mes ten, tiesiog. Nėra, tu jauti, kad aš mama, tai ir gerai. Tai ir svarbiausia. Aš noriu būti tavo mama ir tau tokia, kaip sakyt, stabilę žemę laikyti. Ar man sekasi šitų gyvenimo? Man atrodo, kad Mindaugas stabilesnė žemė. Aš nesu labai stabiliai, aš galiu būti emocinė. Bet dabar aš esu daug ramesnė. Pavyzdžiui, anksčiau man būdavo ateina tokia banga, ypatingai per PMS ir mane tiesiog, aš galėdavau pradėti verkti ten, kažkokios smulkmenos. Tiesiog kaupdavosi, susikaupdavo, tada aš pradedu verkti. Ir Emai sakydavau, tu atsimeni, kai aš būdavau mažesnis, sakydavau, aš dabar einu išsiverkti ir aš dabar taip nedarau, ką, ar biškai darau. Nedarai, bet man juokinga, nes aš ant savęs matau, kad mano tėvas iš prigimties toks ganėtinai ramus žmogus. Nėra, kad jisai emocinis labai. Mama priešingai. Aš tai dažniausiai, kai, ta prasme, aš būna susinervinu ir aš bandau racionaliai galvoti, bet tada aš apsižlimbiu ir tada aš tokia, ką aš darau ir tada dar labiau susinervinu. Ir toks, Bet aš, pavyzdžiui, galiu pasakyti, kad, man šiandien yra ten, nekreip dėmesio, jeigu girdėsi mane verkiančią ir ten dar kažką, nes man tiesiog biški kažkas nepasisekė. Ir tas pats, kad ten su Mindaugu, jeigu susipykstam, tai, sakau, feilinau.
dabar savivertė ten mano nukritus, susipykę, įtampa ir, man atrodo labai dar svarbu tiem vaikam neperduot kažkokią tai spektaklio, kad čia viskas kažkaip gerai, tu už juos geresnis. Mano tikslas yra parodyti jai, kad gyvenime yra visko, moteris gali ir verkti, ir lūžti, ir paskui prisikelt, ir susipykti, ir susitaikyti, ir mes kažkaip savo šeimoje tą darom pakankamai atvirai. Jo, ir kad ir ta prasme, tu būna susipyksti su kažkuom ir man atrodo, tu manęs klausi, taip, kaip tau atrodo. Ir mano atsakymas dažniausiai būna taip, nežinau, ta prasme, man atrodo, kad mes viena kitai esam tokias labai, ta prasme, kaip advokatas gal net, aš nežinau, ar čia teisingas išsireiškimas, bet kadangi mes viena kitos emocijas taip gerai žinom, aš žinau, kaip tu reaguoji ir tada aš žinau, kad tau čia emocijas veikia, ar ten PMS-as, ar kas, ir aš galiu, mes galim viena kitai pasakyti, kad, biškai, čia nesusireikšminti. Pavyzdžiui, jeigu aš ateičiau ten, sakyčiau, žinai, man ten su ta draugė buvo tokia situacija, ten jinai ant manęs užstūmė, ten prišnekėjo, nusirbė energiją ir taip toliau, tai Ema galėtų, pavyzdžiui, sakyti, mama, tu paskutiniam dienom tikrai buvai išsitaškius ir tas galbūt ne visiškai tiesa. Tai mūsų būtų toks dialogas, mes kažkaip taip nėra, kad sėdim ir varom ant kažko, ne? Šitas labai svarbu, nesėdėti ir nevaryti. Esam varę, kad kartais būna, aišku. Būna, bet trumpai. Bet jo. Pavarom, bet taip trumpai. Taip. Ir tiesiog svarbiausia, kad kažkaip, kai tu matai, kad kitas yra emocinis, nemaitint to. Jo. Nes tada tiesiog toks tornadas gaunasi. Dabar kitas klausimas, kurį tavęs turbūt noriu paklausti. Kaip tu tvarkai su žinomumu? Ar tave kabinetas, ar prie tavęs prieina žmonės, kaip tu tą reaguoji? Kažkaip, aš ganėtinai, prasme, kai pradėjom visą šitą dalyką, tai aš buvau tokia ganėtinai jauna, bet pakankamai jauna, kad suprasčiau viską. Pakankamai didelė. Jo. Tai aš kaip ir suprantu viską. Kartais prie manęs prieina žmonės arba ten kokie pardavėja sako, ar tu ne Rūtos dukra? Ir aš sakiau, jo. Ir tiesiog, kažkaip manęs tai nelabai įtakoja. Aišku, aš nežinau, kaip būtų, jeigu aš patekčiau į visiškai naują aplinką, ten į kokią naują mokyklą, bet šiaip tai... Žinokit, tikrai niekada nebuvo nieko, kas kažkaip tai... gal vieną kartą nebuvo įvykę kažkoks toks incidentas, kuris taip, palėtė ją asmeniškai truputį, bet šiaip... Ta prasme, aš kažkaip, aš tikiu, kad ant tų apkalbų yra, bet, kol jie nelenda man į akis, tai kodėl man turėtų rūpėti? Tiesiog, nežinau, aš stengiuosi neapsikraut kažkaip. Taip nėra, man labai dažnai mergina sako, tai ką ten Ema užkabinėjo gatvėje ir ten, ar jinai gauna žinučių apie mamą, ar ten dar kažkokiu. Tai žinokit, labai ačiū Jums, kad taip nėra. Tai aš ilgai galvojau kviesdama Emą į mūsų YouTube ir visada tai būna, kad mes taip ką nors šnekam ir aš galvoju, jautus, kaip norėčiau, kad kitas mamos tą išgirstų. Ir Emai sakau, ar tu sutiktum ateit pakalbėti ir mes visada įsivertinam tą tokį žinomumo faktorių. Kad greičiausiai po visų podcastų arba po Emos pasirodymų Instagrame ir YouTube jinai bus labiau atpažįstama, bet aš jums labai dėkinga, kad jūs asmeniškai ją neinat ir gatvėje nekalbinat jos, tiesiog kažkaip labai patinka, kad moteris taip gerbė jos space. Iš tikrųjų yra pagarba, nes prie manęs taip prieina kiekvieną dieną, kai aš išeinu kur nors. Tai arba vėl būna kartais, ta prasme, matai, žiūri, žinai, kad atpažįsta, bet kažkaip man tai yra natūralu, tai... ta prasme, tiesiog. Tai toks buvo mūsų pasidalinimas. Man labai patiko pasikalbėti su Ema. Taip atrodytų turbūt panašiai mūsų pokalbis namuose, kaip mes čia pasikalbėjome, ne? Man patiko irgi būti čia. Tai va, ir jeigu yra kažkokių klausimų, kurių jūs turit Emai, apie, nežinau, paauglystę, apie, nežinau, žinomumą. Drąsiai klauskit. Ir jinai būtinai perskaitys visus komentarus YouTube. Ir gal pakartosim. Ir pakartosim. Aš kažkaip galvoju, gal daryti tokį
žinot, greiti tokie atsakymai, kaip tas, nes aš žinau, kad jom įdomu sužinoti, ar tu turi draugą, ką tu klausaisi, kaip tau sekasi. Tai po to, kai praeis šitas YouTube'as, mes pasižiūrėsim, kaip mums sekasi, kokios jūsų reakcijas ir aš labai norėčiau, kad jų būtų komentaruose. Ja, aš viską skaitysiu, viską matau. Tai. Asmeniškai. Ačiū tau labai, Amučiu, kad tu sudalyvavai, kad pasidalinai savo šviesą ir susitikim kitą kartą. Ate?